Su jumis kanalas Presas ir Žvakės. Sveikuoliški receptai, jūs romantiškam vakarui. Tai kaip čia dabar filmuoji be manęs? Visą staigmeną sugadinai. Kokią staigmeną? Norėjau tau paruošti romantiškus pietus. O ką gamintum? O ką tu mėgsti labiausiai? Kebabus. Tai ir gaminčiau kebabus. Su kalakutienos filė ir su tūnu. Kokią kalakutienos filė ir kokiu dar tūnu? O šiandien noriu paeksperimentuoti. Padaryti tavo mėgstamiausią patiekalą su nemėgstamiausiais produktais. Pabandom? Ir apsirenk galų gale. Taigi, šiandien gaminsime kebabus su pilno grūdo tortilijomis. Viena tortilija sudaro tik 39 gramus, kas yra tik 109 kalorijos. Jos yra be pridėtinio cukraus ir su pilno grūdo miltais. Pradėsime nuo padažo. Padažui mums reikės aistės graikiško jogurto, 4 didelių šaukštų, nedidelės citrinos, sulčių, druskos, mes naudojame Himalajų rožinę druską ir 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus, bei šiek tiek žalumynų. Šiandien gaminsime kebabus su tūnu, labai sveikų produktų turinčių begalę baltymų, tačiau ne visų mėgstamų. Mums reikės tūno 1 skardinės, nedidelio pomidoriuko, nedidelio raudono svogūno ir sezamų aliejaus kepimo. O 2 nedideliems kebabams su kalakutienos krūtinėle mums reikės 200 g kalakutienos krūtinėlės, nedidelio raudono svogūno, kelių marinuotų agurkėlių, 1 didesnės arba 2 mažesnių skiltelių česnako ir raudonos paprikos, panaudosim kažkur 1/4. Pirmiausia, mes papjaustysime kalakutienos krūtinėlę kuo įmanoma plonesniais griežinėliais ir pamarinuosime ją su mėgstamais prieskoniais. Mes naudosime tiesiog juoduosius pipirus ir Himalajų druską. Kepsime su 1 šaukštu sezamų aliejaus. Su aliejumi nepersistengiame, naudojame tik tiek, kiek reikia. Kol kepa kalakutieną, mes pereisime prie padažo gaminimo. Taigi, įdėjome 4 šaukštus graikiško jogurto į stiklinę. Tada ten pat keliauja 2 šaukštai alyvuogių aliejaus. Mes naudojame extra virgin alyvuogių aliejų. Ir ten turime išspausti citrinos sultis. Kadangi aš nemėgstu, kai į padažą patenka kauliukai, aš citrinos sultis spaudžiu per sietelį. Viską išmaišome iki vientisos masės. Taip pat šiek tiek padruskiname mūsų padažą ir įberiame mėgstamus žalumynus. Mes naudojame krapus. Supjaustome 1/4 paprikos, česnakus, pusę svogūno, likusią pusę svogūno paliekame kartu su marinuotais agurkėliais. Ir supjaustytas daržovės atskiroje keptuvėje apkepiname. Po 5 minutėlių sujungiame mūsų kalakutienos filė su daržovėmis ir dar pakepiname kartu. Ir atskirai supjaustome likusias daržovės, skiltelėmis mėlynai svogūną ir marinuotus agurkėlius. Įpilame porą šaukštų mūsų paruošto gražaus padažo ir suvyniojame tortiliją į nedidelį vokelį. Suvyniojus paruoštus kebabiukus galima juos apvynioti kepimo foliją ir paruošti kepimui, tačiau jeigu folijos neturite, galime panaudoti kitą gudrybę, smeigtuką, kaip mes šiuo atveju. Dabar pradėsime ruošti ingredientus antros rūšies kebabams. Supjaustysime visą svogūniuką, apkepinsime jį aliejuje ir po to apkepinsime, kas labai svarbu ir turbūt keista daugeliui, tūną. Tūną naudojame, kad išvengtume nereikalingų riebalų, naudojame tūną savo sultyse. Tai sultis nupilam ir kepinsim šitą tūną kartu su svogūnais. Kol kepa svogūnai su tūnu, pomidoriuką papjaustysime griežinėliais.
Daugeliui galėtų būti keista, kad skardinėje konservuotą tūną dar galima būtų apkepinti. Bet patikėkite, jeigu jums tūnas yra neskanus, pabandykite apkepinti su svogūniukais ir skonis yra visiškai kitoks. Lygiai taip pat, kaip ir su pirmais kebabais, sudedame apkepintą tūną su svogūnais bei pomidoriukus, apipilame padažu ir susukame mažus kebabiukus. Taigi ir paskutinis veiksmas. Mūsų kebabai keliauja į mažą griliuką, arba jeigu jūs griliuko neturite, tai galite kebabus iškepti orkaitėje. Grilėje kepa kelias minutės, orkaitėje kepa apie 10 minučių. Nu, ragauk. Kaip skanu. Pagaliau galėsi mėgautis kebabais, kurie nenusės ant šono. Nu, ar patiko staigmena? Kebabinės ką tik neteko dar vieną klientą. Jeigu nenorite pamesti recepto, Prenumeruokite mūsų kanalą ir po šio video spauskite mygtuką patinka. su jumis buvo Presas ir Žvakės. Iki kitų kartų!